Indrė Zelenskienė, arklys kambaryje, kai kartai iš ryto pramerkiau akis, prie mano lovelės stovėjo arklys, po vieną rupšnojo knygelių lapus, mosuodamas uodegą vartė žaislus, tik stryk, kad pašoks ir kanopom sutryps. Girdžiu, jau mama beldžiasi duris. Kas vyksta? Širdelė, tuoj stogas nukris. Tarytų lakstytų laukinis arklys. Bet mama, šaukiu aš, čia arklys ir yra. Prasiveria duris, įeina mama. Pamačiusi arklį, mama, kad nušvis. Ir mano vaikystėje buvo arklys. Sujaukdavo kambarį, taškė dažus, surydavo brolio visus saldainius, žirklutėm apkirpdavo mano lėles, visur išbarstydavo kaladėlės. O tėtis, mamyte, paklauskime ir tėčio, man rodos pas tėtį ateidavo briedis, o jaudintis tikrai čia neverta. Vaikystėj visiems nutinka bent kartą, o kaip sugyventi su gyvūnais tokiais? Yra išeitis, veikia net su laukiais. Paglostėme arklį, sutvarkėm žaislus, susiuvom išplėšytus knygų lapus, padarėme 10 ledų pritupim ir žiū, tas arklys iš tikro aprimo. Nustojo rupšnoti užuolaidos kraštą. Buvo matyt, kaip po truputį mąžta. Jie susitraukė į mažą taškelį. Vietoj ausų atsirado sparnelį. Atvėrėme langą ir 1, 2, 3. Įskrido boružis didumo arklys. Daugiau aš tą arklio niekada nemačiau. Ramiai žaidžiau ir skaičiau ir gyvenau. Bent kartais ateina keistoka mintis, o ką kambary prikrėstų dramblys.